Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, Telegrafas virtuvės šefas. Kiekvieną dieną su manim susitiksite TV3 laidoje Šviežios idėjos su Lidl. Šiandien mes gaminsime kiaulienos sprandinę su obuoliais. Nusilupkime obuolius ir susipjaustykime juos smulkiais kubeliais. Žiauriai geri obuoliai, rinkitės lietuvaičius. Dedame 50 gramų sviesto prie kaistuvį, taipogi dedame ir 50 gramų cukraus. Palaukiame, kol sviestas ims lydytis kartu su cukrumi ir karamelizuotis. Tuomet sudedame mūsų obuolius. Kad išgautume šilkinę tekstūrą, restorane mes naudojame elektrinį blenderį, o čia mes panaudosime tiesiog trintuvę. O dabar kipsime į mėsą. Lidle jau mėsa supjaustyta, tad rankų tepliotis šiandien nereikės. Tai į keptuvę įlašinsime kelis lašelius aliejaus, kelias skilteles česnako bei kelias šakeles rozmarino. Mėsą kepame kelias minutės iš abiejų pusių ir dedame sviestą. Skrusdamas sviestas mėsai suteikia riešutinio skonio, tad jo vis apšlakstome mėsą. O kaip liaudyje ir sakoma, sviesto košės nepagadinsi. Beliko paskutinis akcentas, tai druska ir pipirai, kurie mano patiekaluose ant mėsų keliauja paskutiniu momentu. Patiekalas jau garuoja ant stalo, o jau rytoj gaminsime kažką naujo, šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.